Dėkoju, mano klausimas būtų sveikatos apsaugos ministrui. Gydytojų trūksta, o rezidentai dar vis didelė dalis moka už savo studijas arba būna jau pasirinkę studijas užsienyje. Tai kaip Jūs galėtumėt pakomentuoti, ar ne per mažai vis tik skiriama lėšų ir ar mes esam pasiskaičiavę, kas vyks po 5, 6 ar 10 metų. Ir kitas klausimas, kadangi prieš 2 metus buvo įteisinta mentorių sąvoka, tai kiek per 2 metus yra paruošta mentorių, turiu omeny dėl pritraukimo darbo regioninėse ligoninėse, rezidentūros bazėse, kurios jau yra. Ir kaip bus sprendžiama su jų atlyginimu? Ar jiems už tą darbą bus apmokama? Mentoriams turiu omeny. Ačiū labai už labai gerus klausimus. Apie rezidentūras pradėkim turbūt nuo to, tai matyti Jums yra žinoma ir dar Seimas prieš porą metų apsisprendė ir manau tai buvo labai teisingas ir kertinis žingsnis, kuomet buvo iš esmės pakeista darbo užmokesčio mokėjimo sistema gydytojams rezidentams, atsirado pakopiškumas, kad kiekvienais jų augančios kompetencijos metais darbo užmokestis būtų didesnis, natūralu jis buvo susietas su MMA, kad kiekvienais metais taip pat galėtų būti išlaikomas augimas, siekiant, kad gydytojų rezidento paskutinių metų darbo užmokestis siektų apie 70% specialisto. Tai gydytojai rezidentai visi be išimties, nepriklausomai nuo to, ar jie studijuoja valstybės finansuojamo ar valstybės nefinansuojamoje vietoje, gauna šį darbo užmokestį ir manau, kad tai yra vienas iš esminių žingsnių, kas galėjo būti padaryta. Dabar kalbant, aš tikrai nesutiksiu, kad tai yra didelė dalis rezidentų, kurie studijuoja valstybės nefinansuojamose vietose. Kalbam turbūt apie 1/4 nuo viso skaičiaus, tai jeigu valstybė finansuoja 377 rezidentus kiekvienais metais, tai valstybės nefinansuojamose vietose turime turbūt apie 100. Tai reiškia, tos vietos yra užpildomos ir šis skaičius yra suderintas su vientisąsias studijas baigiančiųjų skaičiumi. Tai reiškia, kiekvienas baigęs medicinos studijas ar Vilniaus ar Lietuvos sveikatos mokslų universitete turi kur įstoti į rezidentūrą. Ir tai, mano nuomonė, tikrai yra pasiekimas susitarimų, kuriuos mes padarėme su universitetais. Tai savo esme šita sistema tikrai nediskriminuoja ir neuždaro durų jauniems žmonėms, norintiems patekti į sveikatos priežiūros sistemą, tapti gydytojais. Tuo tarpu valstybės nefinansuojamos vietos netgi sudaro turbūt prielaidas mums nacionaliniu mastu sukurti priemonės, kurios, pabrėšiu, kiekviena savivaldybė šiuo metu rengia projektus, kad galėtų pritraukti gydytojus, ir išlyginti tą netolygumą. Tai reiškia, galime įvesti stipendijas, galime įvesti galimybę apmokėti už studijas ir tokiu būdu bent dalį gydytojų rezidentų siekti pritraukti ir į kitus Lietuvos kampelius. Tai čia atsakant į pirmą klausimą. Į antrąjį klausimą dėl mentorių, taip, sąvoka patvirtinta, bet supraskime, kad mentoriaus sąvoka keliavo kartu su siekiu decentralizuoti rezidentūros studijas, taip pat kartu su pasikeitusiu apskritai gydytojų rezidentų rengimo modeliu, pereinant į pakopinėmis kompetencijomis grįstą rezidentūrą, kuomet taip pat mes dėjome labai daug pastangų, kad būtų pailgintos rezidentūros studijos, kad galėtume pasiekti tokią pačią medikų rengimo kokybę, kaip yra Europoje, nes tokios yra rekomendacijos ir natūralu, kad su tuo procesu kartu iškeliavo mentorių sąvoka ir mentoriaus tokio kaip asmens apibrėžimas. Projektai, kuriuos universitetai, Lietuvos sveikatos mokslų ir Vilniaus universitetas vykdys siekiant apmokyti apie 500 mentorių, yra šiuo metu rengimo stadijoje. Aš labai tikiuosi, kad 25 metais jie jau galės startuoti ir tie žmonės įgis papildomų edukacinių kompetencijų šalia to, ką jau žino dabar, kad galėtų įsilieti ir tinkamai apmokyti rezidentus decentralizuotose rezidentūros bazėse.